patiko man Asvejos regioninėme parke, tarp miškų ir vandenų, o ypač Dubingių žirgyne. Mačiau ir lamų, ir stručių, ir avių. Kažin, ko dar gali nustebinti šis nuostabus gamtos kampelis. Ir kokie ten reikalai su sveiku maistu? Pas mus apskritai, kai mes pradėjome visą šitą veiklą ir žirgynas atsirado, tai čia mano tėvelio iniciatyva, jisai viso ko sumanytojas, sugalvotojas, už tai esu jam be galo dėkinga. Ir mes tiesiog prieš kurdami galvojam, kad reikia žiūrėti, ką valgom, ką dedamės į burną, nes kuo toliau, to daugiau visur aplinkui yra nesveiko maisto, konservantų, mėsą nusiperki, nežinia, ar ten yra tikra mėsa ar ne. Tai dėl to pradėjome auginti ir savus gyvuliukus. Irgi galvojam, savo ūkį užsiauginti produktai vis tiek yra sveikiausi, nes patys žinom, kuo jas šeriam ir kaip jas žiūrime, su ta intencija ir ateityje pas mus bus vien tik tai iš savo ūkio užaugintų produktų pagaminti patiekalai. Kada tas bus dar nežinia, bet jau po truputį link to einame ir turime jau ir žinoma ir strutienos, ir ėrienos, jau kurie pas mus būtent užauginti. Tai va, kam statomos tos malkinės krosnis. Gardaus maisto ruošybai. Čia unikali virtuvė, lauko restorano virtuvė. Statome 7 krosnis. Gaminsim maistą ant žarės, ant ugnio ir skliautose. Barbecue, mangalas ar šašliukinė, kaip mes ją pavadinsim. Mūro darbai baigti, vonia įrengta, grilvirėjo darbo vieta paruošta. Pakalbama apie krosnės savybės. Angos dydis gana įspūdingas, beveik 3 metrai. Tai leidžia iškepti iš karto 200 porcijų šašlukų. Arba įrengti 5-6 skirtingas paskirties darbo vietas. Ar tai grotelės dešrelėms, ar tai grotelės steikui, ar tai laikiklis iešmas įdėti. Ir pagal poreikį galima varijuoti įvairias darbo vietas, keičiant paskirtis. Padas ir sienelės įrengtas iš šamoto buitinio tipo, maisto paskirties tipas. Per vidurį įrengiam grotelės, tam, kad būtų patogu pašalinti pelenus. Priminsiu, kad visų krosnis apačia bus ruda, o viršus baltas. Ta prasme, visas šitas sienas bus baltai tinkuotas. Todėl plytų spalvos nesuderintas. Čia paruošta tinkavimui. Baigiam mūryti 2 rūkyklas. Mėsai ir žuviai. Karšto rūkymo sistema neleidžia temperatūrai kilti aukščiau negu 100-120 laipsnių. Kaip reguliuoti temperatūrą? Tik pakuros degimo intensyvumą. Bet įrengiam ir sklendės, tam, kad būtų galima reguliuoti dūmų intensyvumas ir dūmų kiekis, ant kiek stipriai bus rūkamas maistas. Čia jau virėjo fantazijos, virėjo patirtis duos rezultatą. Pažiūrim, kaip viduj. Drožlės dūmų gamybai rusena ant kaitintės. Čia atramas kas 14 cm grotelės įdėti. Dūmų reguliavimas sklendė, tam, kad galima būtų reguliuoti rūkymo intensyvumą. Būtinai įrengti termometrą. Į durelės pro skylutę prisukam ir virėjas galės reguliuoti ir matyti temperatūrą. Tandyras. Tradicinis Kaukazo regiono skliautinis krosnis. Tokio tipo krosnis skirta gaminti mėsą, žuvį, paukštieną skliauto viduje. Pavyzdžiui, avino kumpis kabinamas viršui ir kepamas. Apačioj ant pada, kaip taisyklė, sudėdamas daržovės į molinės arba špižinės keptuvės ir traškinamas. Tokio dydžio skliautas leidžia iškepti kokias 4 kumpius vienu metu. Krosnis paruošimo ir gamybos režimas toks. Skliautė 2-3 valandas deginamas malkas, įkaitinamas skliautas, pašalinamas žarijas ir tik tada pradeda gaminti maistą. Gurmanai ir žinovai teigia, kad kiekvienas patiekalas reikalauja skirtingą tipą malkų. Aišku, tai turi būti lapuočiai, bet tai gali būti ar vaismedžiai, ar tai ąžuolas, ar tai lazdynų riešutų malkas. Jie sako, reikia tiksliai žinoti, kiek malkų dėti, kiek deginti, kokį intensyvumą, tam, kad pasiekti reikalingą skliauto savybę, kad skliautas pagamintų mėsą taip, kaip tau reikia. Nesu šitoj srity didelis žinovas, mano reikalas pagaminti tinkamą prietaisą, o Dubingių žirgyno virėjas žinos, kaip jį naudoti. Dabar įdomu pamatyti,
tą šamotinį modulį šitos krosnis, paskui mes jį paslėpsim. 3 sluoksnis apšiltinimo, tinkavimas, apdaila ir matysim gražiai krosnis, bet nematysim konstrukcijas. Kaip kepas kliautas. Jeigu maistą pakabinti apskritimo centre, tai skliauta kiekvieną plytą, turėdama vienodą atstumą, vienodo intensyvumą, savo spinduliuojantį energiją ir keps mėsą. Pripažinta visų virėjų, visų gurmanų, kad skliautė gaminamas maistas yra sveikiausias būdas gaminti mėsą. Juk nėra žarijų, juk nėra dūmų, juk nėra ugnies. Tik įkaitusios plytos ir jų šiluma. Maistas būna puikiausias skonio, apskrudęs iš išorė ir sultingas viduje. Tose senose trobose, anksčiau irgi vis laik būdavo tie senoviniai pečiai, kur kūrenami malkomis ir skaniausi kotletai būdavo pas močiutę, kepami būtent ant malkinės krosnės. Tai malkomis kūrenama krosnis iš tikrųjų padaro stebuklus ir mėsytė ir visas maistas yra tiesiog fantastiškas. Mes tėveliai puikiai žinom mūsų vaikų meilę picams. Tai daugelį vaikams. Itališka Pompėjos tipo krosnis. Tiesiog skliautas pusė rutulio, sumūrytas iš šamotinių plytų. Turiu pasakyti, kad abiejų krosnių savybės labai panašios, skiriasi tik skliauta forma. O eksploatacija, parašymas, maisto gamyba visiškai vienoda. Skirtingi patikalai. Tai čia skirta picai. Tas pats savybės skliauta, tas pats spinduliuojančia energija, tas pats vienodas atstumas. Tarp kitką, optimalus skliauto diametras 125 cm. Tai mažiausias restorano standartas. Galima pastatyti didesnę, galim pastatyti ir 3 metrų kaip Italijai. Suprantama, skliautas nestovės nuogas, jisai praras šilumą. Tam, kad šiluma liktų krosnies viduje ir nešildytų patalpas, dėsim 3 sluoksnius apšildinimą, armavimą, tinkavimą ir jinai bus graži skliautinė krosnelė. Darbų liko nedaug, truputį pamoryti, truputį apdailinti ir galėsim kurti. Pamatysim ugnį kiekvienoje krosnėje. Bet tai jau kitoje laidoje. Aš jau dabar įsivaizduoju zujančius krosnebūtyje kulinarus. Ir sklindantis iš ten kvapai, manau, bus tokie pat fantastiški, kaip ir vantos iš pirties.